Tai labas vakaras visiems. Tai iš tikrųjų tema yra įdomi, be galo. Žiūrim, kas čia dabar vyksta. Tai iš tikrųjų malonu būti profesionalų bendruomenėje, visai kitos srities nei esu pats. Tai iš tikrųjų aš pats esu urbanistas ir mes su įmonė irgi kraštovaizdžio architektūrą užsiiminėjom ir daug įvairios užsienio patirties. Ir kai pamatėm, kad Šeškinės geomorfologiniam draustinyje atsirado toks architektūrinis konkursas, tokia iš tikrųjų unikali vieta įveiklinimui, tada pradėjom galvoti, iš tikrųjų, kad tą teritoriją teko ir kaip pats esu Vilnietis lankyti ir vaikystėje, ir matyti tuos visus šlaitus, ir ta istorija pasigilinus daugiau iš tikrųjų nustebino, ganėtinai smarkiai, ir mes pamatėme, analizuodami šitą teritoriją, kad architektūrinių kraštovaizdžio architektų žinių čia neužteks. Dėl to papildomai komandą pasikvietėm gamtos mokslų daktarą Ričardą Skorupską, geologą Simoną Sarman, kuris prisijungs prie mūsų šį vakarą, taip pat pasidalins savo įžvalgomis, botanikė Vilma Gudynienė ir keletą kitų ekspertų, kurie padėjo galvoti apie šitą visą teritoriją. Ir aišku, ir po konkurso jau rezultatų irgi matėm įvairių nuomonių internete, kad o kodėl būtent čia mamutų parkas turėtų atsirasti, o gal kita vieta daug labiau tinkamesnė pagal radinius ir taip toliau. Bet aišku, tai yra interpretacijos reikalas ir tam tikri momentai, jeigu kad tai būtų iš tikrųjų sėkmingai veikiantis parkas, gyvybingas parkas ir atskleidžiantis, sakykime, tą ne tik mamutų istoriją, bet ir pačią Vilniaus geomorfologinės raidos istoriją, nes šitas kalnas turbūt dar geriau nei aš žinote, kad jisai atskleidžia gilesnė poledynmečio reljefo raidos formavimas istorija, ir kuomet Vilnių iš skirtingų pusių skalavo šiuo metu Sapieginės ir būtent Karoliniškių kraštovaizdžio Šeškinės kalvos, tai iš tikrųjų buvo ribos buvusios Neries tėkmės. Ir tai čia mes taip truputį trumpai įžanga, tai esama situacija, pati projektuojama teritorija 32 hektarai, irgi juokėmės, kad kaip mamutas toksai irgi simbolinis gyvūnas, ir aišku, simboliniai kiti pastatai šalia esantis Akropolis ir niekaip užsitęsęs nacionalinis stadionas. Tai atrodo tokie stambiagabaričiai gyvūnai, kurie vis dar ieško gal savo vietos pasaulyje. Ir taip pat pačios projektuojamos teritorijos ribos, tai kas yra sudėtinga šitoje teritorijoje, kad persipina labai skirtingos ribos. Tai mes projektuojam ir miške, yra konkrečios miško ribos nustatytos, konkrečios geomorfologinio draustinio ribos, saugomo Šnipiškių amunicijos bunkerių ribos. Irgi dar papildomas istorinis sluoksnis įsivelia, sakykime, į projektuojamą teritoriją, kurio negalima ignoruoti, bet jisai konkurso metu mes siūlėme įrengti tuose bunkeriuose geomorfologinės raidos muziejų. Tačiau jau po to paaiškėjo irgi, kad tai yra privatus sklypas, privatus savininkas, iš tikrųjų labai sunku susiderinti, kad kažkas tokio atsirastų būtent privačioje nuosavybėje. Bet mūsų žiniomis, šita idėja visiškai nėra pamesta, savivaldybė irgi dar toliau galvoja apie, sakykime, gal ar perėmimą po sklypo, ir tolimesnis įveiklinimas tų bunkerių turėtų vieną ar kitą formą vykti. Jie irgi, kas yra įdomu, irgi analogiškose šlaituose įrengti kaip ir Sapieginės kalvinė, irgi labai analogiški bunkeriai. Ir ta pati reljefo struktūra kažkiek primenam su visom Ragovom ir taip toliau. Tai būtent ta pati situacija, Šeškinės šlaitai, geomorfologinis draustinis, įsteigtas 1996 metais, siekiant išsaugoti fluvio glacialinio Neries slėnio šlaitų fragmentą.
pats draustinio tikslas pagrindinis išsaugoti tuos šlaitus, jo fragmentą. Na ir be abejo, vienas dalykas fiziškai išsaugoti, bet kad mes norėtumėm tą ir atmintyje išsaugoti ir tą įprasminti, tai neužtenka tokio gražaus tikslo draustinio, bet tam turi atsirasti ir kažkokia informacija suteikianti apie visą teritoriją. Ir šioje kraštovaizdžio tvarkymo zonoje rekomenduojamas teritoriniu požiūriu diferencijuotas mišrus teritorijos naudojimas. Na ir tuo pačiu čia yra ir miško teritorija. Prieš kelius šimtus metų mūsų žiniomis pati teritorija nebuvo, iš viso buvo plika. Miškas dabartinės pušys, jos datuojamas irgi kažkur tik tai kažkiek truputį daugiau nei virš 100 metų, bet dabar tai jau yra miškas. Taip, parengtas Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio specialusis planas, oficialus teritorijų planavimo dokumentas, kuriuo vadovaujamės. Na ir taip pat galime paminėti, kad ekosistemų apsaugos miškai, kas galioja šiai teritorijai, tai yra rekreacinė infrastruktūra gali būti rengiama tik saugomos teritorijos tvarkymo plane nustatytose vietose. Tai iš esmės pats draustinio teritorijoje, kokie yra pagrindiniai ribojimai, tai jeigu tai nėra būtina, jokiais būdais nekeisti reljefo paviršiaus. Tai yra pakankamai sudėtinga, norint įrengti rekreacinę infrastruktūrą, kuri tarnautų ir žmonėm turintiem negalią, ir kad tai atitiktų tie visi takai statybos techninius reglamentus, bet tai dėl to tas projektavimo procesas pakankamai sudėtingas. Teritorija taip pat yra įrėminta ypatingai intensyvių gatvių. Jūs puikiai žinote, Geležinio Vilko gatvė, Ukmergės gatvė. Šios gatvės ne tik kad įrėmina į tam tikrą trikampį šios objektus, bet ir tuo pačiu, irgi puikiai žinote, kad atskėlė Vilniaus miesto gamtinį masyvą ir padalino į tokius gabalus. Irgi su infrastruktūriniais koridoriais. Ir aišku, tas sukelia šios arterijos nemažai triukšmo šioje teritorijoje. Išraiškingas teritorijos reljefas, vietomis reljefo perkirtis siekia 55 metrus. Tai yra išties daug tokio, sakykime, ten nuėjus į teritoriją, užtrunka valandą, 2 valandas, kad normaliai apeiti tos 32 hektarus. Tai iš tikrųjų gali tapti vieta ne tik tokiam pažintiniam, sakykime, rekreaciniam maršrutui, bet ir truputį gal net ir pasportavimui, siekiant irgi supažindinant lankytoją su Mamuto parku ir jo istorija taip pat. Žalingai išplitusios invazinės rūšys, be galo daug uosialapių klevų, kurie yra tikrai naikino egzistuojančią ekosistemą pakankamai smarkiai. Yra įvairių statinių liekanų, neaišku, iš kur neregistruoti tokie irgi gabalai, daug šiukšlių, apleisti tie patys bunkeriai, kurie kultūros paveldas saugomi, jų irgi taip pat struktūra saugoma, tai yra, reiškia, negalima keisti iš esmės to pavidalo ir reljefo. Status šlaitai nedraugiška pėsčiajam aplinka greta, Akropolio parkas, bet tuo pačiu tai yra galimybė panaudoti šį parkingą irgi patekimui į parką. Taip, tokia istorinė raida, kaip minėjau, dar XIX amžiaus pradžioje matome, kad gamtinis masyvas buvo vientisas. Ilgą laiką Šeškinės šlaitai buvo Vilniaus miesto priemiestis. Tai toliau buvo nuspręsta miestą įtvirtinti iš visų pusių, be kovinių bunkerių su ugnies taškais, įrengti ir amunicijos sandėlius, juos sujungiant siaurų geležinkelių tiltais keliais. Tai čia jau irgi gal geriau išmanot istorinius momentus, bet čia jau sakykime, lenkiškas palikimas yra tie patys amunicijos sandėliai, bunkeriai, bet jie buvo pastatyti būtent po Pirmojo pasaulinio karo. Toliau, teritorija dėl netinkamo reljefo statyboms buvo neužstatyta. Apie 71 metus greta nutiesos magistralinės gatvės į naujus rajonus. Teritorija vystosi ir atsiranda, šis trikampis tampa įrėmintas.
Per pastaruosius dešimtmečius šalia draustinio teritorijos išvystytas automobilių eismui pritaikytas prekybos centras ir iki šiol vystomas nacionalinis stadionas. Tai tokia ta glausta situacija. Iš XIX amžiaus pabaigos Vilniaus ir jo apylinkių plano matome, kad ant dabartinio Šeškinės geomorfologinio draustinio miško nebuvo, jis įvystas slepiant ir statant bunkerius kažkur 20 amžiaus pradžioje. Na ir palei būtent tuos jau projektuojamas teritorijos kraštus, dabartinis Geležinio Vilko gatvės traktas, vandens telkiniai driekėsi palei visą dabartinio draustinio šlaitą. Tai irgi labai įdomus momentai, kad tas vandens masyvas, iš tikrųjų nuo šlaitų suteka visas vanduo į tokius telkinius ir tai yra, truputį vėliau irgi parodysim, turim schemą, kad tai yra būtent irgi paskutinio apledėjimo irgi viena iš ribų, kuri eina šalia šios teritorijos. Ir irgi matome iš nuotraukos, kad irgi istorinės, kad Vilniaus kalvos be miškų masyvų. Tai irgi Vilnius vienintelė Europos sostinė, kur viduryje miesto sostinės plyti ledynmečio geotopas. Paskutinio geologinio periodo Kvartero metu ledynmečio atsitraukimu sukurtas reljefas. Tai vėlgi yra labai įdomus šie istoriniai momentai. Čia jau dėl specifinių ypatumų, ką tas kraštovaizdis sako geologinė prasme, jūs tikrai patys daug geriau žinote, bet eikim toliau. Tai čia yra tos draustinio ribos, taip pat paanalizavome geomorfologinę teritorijos schemą, tai reiškia visas raguvas, reljefo šlaitų struktūrą, erozinės reljefo formos, iš tikrųjų unikalus reljefas, kuris, iš esmės net nėra plika akimi suvokiamas būnant ten vietoje, bet įvairių schemų pagrindų tą galima irgi pasakoti. Ir tai yra poledynmečio laikotarpio Neries schema, tai čia tam tikra prielaida, turbūt tikslių matavimų ir žemėlapių nėra 16 000 metų prieš Kristų, bet viena iš prielaidų yra tokia, kad būtent iki šių šlaitų tekėjusi Neries vaga ir pati Neries upė kažkada įrėminusi dabartinį šiaurės miestelį į pusiasalį vos ne. Ir būtent tas, kad Vilnius yra apsuptas būtent šių pagrindinių kalvynų, Gretas Vilnietis žino, ir tai būtų irgi tam tikras tikslas papasakoti šiame parke apie šitą visą istoriją. Ir taip pat valstybinės reikšmės miškas jau šiai dienai suformuotas teritorijoje, gamtinės aplinkos formavimas ypatybės, galima atskleisti irgi informaciniu pavidalu vėlyvojo ledynmečio, holoceno laikotarpius, būtent irgi kaip formavosi būtent tos skirtingos teritorijos ir tie patys reljefo elementai. Galioja oficialūs teritorijų planavimo dokumentai teritorijai. Žiūrint į miesto gamtinį karkasą, matom, kad parko teritorija įeina gamtinio karkaso regioninį vidinio stabilizavimo arealą. Gamtiniam karkase numatyta Vilniaus miesto irgi sukurti ekoduktą, sujungiantį su Ozo teritorija. Tai irgi architektūrinio konkurso metu mes siūlėme šį ekoduktą įrengti, tai gal irgi tam tikroje tolimesnėje ateityje gal irgi galėtų atsirasti. Nes reikia žiūrėti ir į tą gamtinę, ne tik istorinę praeitį, bet ir šiandieninę gamtinę situaciją dėl siekiant tą bioįvairovę didinti esamų gamtinių elementų. Dabar regimi Vilniaus paviršius reljefo bruožai palaipsniui susiformavo per poledynmetį laikotarpį 12 000 metų. Irgi užsidėjom plėtojamas teritorijos ribas, specialusis planas parengtas jau 2010 metais kažkur ir buvo tam tikros pradinės mintys, kas galėtų atsirasti būtent šioje teritorijoje
bet nieko apie istorinį įprasminimą ar apie mamutus, ar apie tiesiog buvo kurtas kaip labiau, toksai rekreacinis gal objektas, rekreaciniai infrastruktūrai. Be abejo, saugant draustinio reljefą. Čia irgi akivaizdžiai matosi pagal izohipsės raguvų struktūrą, šlaitų struktūrą, reljefo pokytis. Na ir tai yra labai svarbu mums, kaip projektuotojam, kad mes galėtumėm pasižiūrėti į egzistuojančius takus, takelius, per kur žmonės ir dabar vaikšto, kur būtų galima potencialiai nutiesti jau naujus rekreacinius pėsčiųjų maršrutus. Be abejo, labai svarbu patekimas ir dviračių. Miesto bendrasis planas palei Ukmergės gatvę numato magistralinės reikšmės dviračių jungtį, tai mūsų projekto apimtyje ši dviračių jungtis taip pat turėtų atsirasti palei Ukmergės gatvę, kad būtų patogesnis patekimas į visą trikampio teritoriją, jeigu taip galima išsireikšti. Ir dviračių. Na ir pati vizija - supažindinti lankytojus su unikalia Vilniaus reljefo formavimos istorija, įkurtų geomorfologinių draustinių, siekiant išsaugoti būtent šį Neries slėnio šlaitų fragmentą ir su jo ypatybėmis. Nes Vilnius vienintelė Europos sostinė įsikūrusi ties pačia paskutinio apledėjimo riba. Ir pozicionuojant šį objektą, šį parką, jisai galėtų tapti ne tik mėgstama Vilniečių vieta, bet gal net ir siekti kažkokios regioninės reikšmės, gal ir turistam būtų įdomu tinkamai ir papasakojus istoriją užsukti į šį parką irgi šalia tokių objektų kaip Akropolis, nacionalinis stadionas, tai galėtų būti toksai, sakykime, jeigu ten pastovus triukšmas ir intensyvus judėjimas, tai kad būtų kažkokia poilsis ir ramybė šalia gretimoje teritorijoje. Mamuto parkas sudarytų edukacinis mamuto takas, mamutų regyklos, mamutų ganyklos, žaidimų poilsio aikštelės, edukacinių želdinių sodai, amunicijos takas šalia egzistuojančių bunkerių, tai irgi galėtų papasakoti bunkerių formavimos istoriją, kaip jie ten toje vietoje būtent atsirado. Tai savo geologinio unikalumo Europos mastu Vilnius dar nėra pabrėžęs. Šios temos pristatymas suteiktų galimybę sukurti gal net nacionalinės svarbos ir traukos centro Lietuvoje, Mamuto parką. Tai jeigu ledynai tirpo prieš 16 000 metų, kaip jau ir girdėjom diskusijose prieš 11 000 metų, pasitraukė paskutinis mamutas, jau dabar pataisysit, turbūt. Bet tai yra ta jau senesnė istorija ir ją galima tikrai įdomiai įprasminti šioje teritorijoje. Idėjinės ekspozicijos koncepcija, tai reljefo regiklų schema, būtent šis punktyras žymi tą ribą, kuri ėjo būtent Neries buvusios vagos ribas. Ir galime ir pasakoti ir iš tokią informaciją. Irgi matosi visi kalvynai, Kalnų parkas, Apeiginės kalvynas, valstybinis Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis ir 3 pagrindinės regyklos, nuo kurių atsiveria vaizdai būtent ne tik į Vilniaus miesto senamiestį, ne tik į patį draustinį, bet galima apžvelgti ir kitus kalvynus ir Vilniaus miesto ir būtent pasakoti, ką jūs matote prieš savo akis, būtent kitose pusėse stovint, būtent šiose vietose ir kad susivoktų irgi ta, sakykime, Vilniaus miesto geomorfologinė raida. Geologinė ekspozicija pavyzdžiai, mamutai, ledynmečio fauna, augalijos kaita, tai galima irgi parinkti tam tikrus augalus, kurie jau yra šiek tiek parinkti būtent, kad atspindėtų kažkiek tos laikmečius, gal nebūtinai ledynmečio, bet įvairių skirtingų laikotarpių, kad irgi parodyti, kokia gal būdinga augalija buvo tiem laikotarpiam, reljefo formos, rieduliai. Tai vėlgi čia tokie gali atsirasti įdomus fragmentai, galima būtų įsivaizduoti parką kaip atviro muziejų, atviro tipo interaktyvų muziejų. Tai čia ši informacija irgi paimta irgi iš įvairių šaltinių, bet manau, kad čia net neverta man apie tai pasakoti,
nes jūs patikslintumėte mane bet kokiu atveju. Tai žinom tik tiek, kad buvo saugomi ir Vilniaus universiteto kolekcijoje 79 mamuto kaulai ir keitėsi jų lokacijos. Na ir tai jeigu šnekant apie tokią schemą truputį, tai padarėme irgi, kad galima būtų pasakoti viršutinėje parko terasoje apie globalią ledynmečio istoriją. Tai pradedant irgi duodant pavadinimus regykloms, gal galėtų viena regykla vadintis Holoceno regykla, tarsi keliaujant laiku iki mamuto regyklos, iki ledynmečio regyklos ir tam tikri informaciniai momentai su informacinėmis apžvalgos aikštelėmis, kur pasakoti skirtingas temas. Amunicijos sandėlių istorija galėtų atsirasti čia. Šiaurinėje dalyje galima būtų įrengti visiems pasiekiamą gamtos klasę, edukacinio pažinimo tikslais, kad vaikai galėtų ateiti, susėsti kartu, irgi parodysim po to detaliau tos sprendinius ir šnekėtis apie klimato kaitą galų gale, apie tą visą gamtinę situaciją tiek Vilniaus, tiek Lietuvos ir taip toliau. Tai tam tikri edukaciniai momentai. Taip pat pietinėje dalyje šalia mes jį žodiname Senvagės įėjimas, jame galėtų atsirasti Lietuvos ledynmečio istorija, dėl to, kad irgi čia yra jau riba būtent tų abu kalvyno ir kažkada čia tikrai buvo vandens telkiniai. Tai galima tai tokį istorinį fragmentą ištraukti iš praeities, sukuriant sausbalį. Tai yra, reiškia natūralios irigacijos sistemą, kada iš esmės tiesiog sukuriama būtų tokia pagilinta dauba, kurią sutekėtų lietaus vanduo. Ir tokiu būdu galima netgi įprasminti, kad kažkada čia irgi buvo vandens telkiniai. Šlaito geologiniai sluoksniai, kurie susiformavo irgi skirtingais laikotarpiais, galima ir šią istorinę informaciją atskleisti, juos tinkamai datuojant, paaiškinant ir panašiai, nes tas visas šlaitas tai iš tikrųjų talpina ne vieną ir ne du tuos reljefo formavimosi sluoksnius ir istorijas. Tada tam tikras įdomesnis sprendinys sluoksniuotos žemės, gerosios praktikos pavyzdžiai. Tai sugalvojom, kad galėtų atsirasti šalia pagrindinių įėjimų sluoksniuotos sutvirtintos žemės informaciniai stendai, kurie pristatytų pagrindinę informaciją būtent apie parką tiek iš apatinės pusės, iš apatinės terasos ir viršutinės. Ir tokie du truputį monumentalesni informaciniai stendai, kurie irgi atspindėtų tuos skirtingus istorinius laikotarpius, tarsi sluoksnius. Tai čia tokia meninė interpretacija. Ir čia būtų vaizdas iš apatinės pusės, kartu jau su šlabalė, apie kurią minėjau. Ir viena iš pagrindinių regyklų matytųsi jau viršutinėje terasoje, būtent šioje vietoje. Tai čia tokios vizualizacijos, kaip galėtų atrodyti pagal dabartinius sprendinius teritoriją. Irgi siekime sprendiniais maksimalaus natūralumo, naudoti natūralias medžiagas, medį, akmenį, o jeigu dėl ilgamžiškumo, aišku, neįmanoma išvengti metalo, bet jisai dažomas juodai, kad kuo labiau stilistiškai įsilietų į aplinką, neužgoštų natūralios aplinkos, sakykime taip. Informaciniai stendai pagrindiniai, antriniai, ekspoziciniai, nuorodos, ir būtent šioje sistemoje galima sukurti tą geologinės raidos ekspozicijos naratyvą. Ganyklos, edukacinės poilsio erdvės įvairioms amžiaus grupėms pritaikyta infrastruktūra leistų pasilyginti su mamuto, dabar jau kaip sakyt, ne ilčių, durklų dydžių, sužinoti, kuo skiriasi, iš kur atkeliavę skirtingi akmenys, rieduliai, bei susipažinti su augalijos kaita ir jos ryšį su klimato permainomis. Ir tai iš tikrųjų galima tokius momentus sukurti.
įvairūs inspiraciniai pavyzdžiai iš skirtingų miestų, skirtingų teritorijų. Tai yra tikrai įvairiom meniniam priemonėm įmanoma, sakykime, skulptūriškai irgi atspindėti tą visą mamutiškumą. Vienas įdomesnių tai yra naturalistinio muziejaus parkas Šveicarijoje, kur irgi dirbtiniu būdu suformuotos fosilijos, tam tikras charakteris, augimvietės, augalai parinkti, kad tarsi primintų apie tuos jau praėjusius laikus ir suteikti tam tikros informacijos. Medžio įvairūs elementai, irgi tokie organiški patyriminiai edukaciniai objektai, kad nebūtų tikrinta informacija, bet ir vaikams ką veikti teritorijoje ir taip toliau. Visokie įvairūs pavyzdžiai, kas galėtų atsirasti tose poilsio aikštelėse. Kalvelės, ledynų ribos iliustracija. Čia tam tikra medžiaga jau Simonas Armonas, jis parodys gal savo medžiagą, ką norės papasakoti jums, bet irgi čia įvairūs pavyzdžiai, kaip galima irgi atskleisti tas reljefo struktūras. Stendų informacija, iliustruojama akmens gyvavimo istorija, atplėšimas nuo uolos Skandinavijoje, pernešimas, trupinimas iki smėlio. O čia sutrupintas irgi akmuo, stendas su slankomis iliustruojantis ledyno atsitraukimą ir kaip aplinka darėsi vis panašesnė į dabartinę. Vėlgi, bet čia jau tokia labai specifinė informacija, čia tikrai neužtenka, sakykime, kad ir architektų žinių, čia jau privalu irgi konsultuotis su savo srities profesionalais. Būtent jeigu būtų ta ambicija toliau tęsiama Vilniaus vystymo kompanijos, iš tikrųjų atskleisti tą visą informaciją. Poilsio aikštelių fragmentai, lokacijos meno objektams, mes galvojam, kad tai galėtų būti tikro dydžio mamuto skulptūrų interpretacijos, gal stovintis, gulintis, parkritęs. Antakalnyje buvo rasta jo pusė, galėtų būti ir pusė. Bet irgi kas buvo įdomu, bent man asmeniškai, tai kad aš galvojau, kad jie buvo didesni, kad jie iš tikrųjų jų plotis buvo didžiausias, kad 6-7 metrų jie vidutiniškai būdavo. Tai irgi galime irgi parodyti tą, irgi atskleisti tą informaciją. Galėtų atsirasti ir mamuto irgi pėdos įspaustos, būtent žemėje, kad suvokti tą, kažkaip priartėti prie tos istorijos. Ir, kad tai nebūtų kičas, tai siūlom irgi Vilniaus miesto savivaldybei, kad šias meninės skulptūras kurtų savo srities profesionalai menininkai, kurie tikrai galėtų įsigilinti į tą tematiką ir moderniomis priemonėmis interpretuoti. Ne tai, kad parodyti tą kailinį, koks tikrai buvo, kas muziejuose ir būna, bet kad būtų galima gal į vidų jo užėti ir panašiai. Tai toliau kiti sprendiniai, tai jau truputį išnekėjom. Regyklos, ganyklos, poilsio žaidimų erdvė, sausbalė, kabantis pėsčiųjų tiltas. Gal čia irgi galima truputį papraeit greičiau. Turėtų atsirasti 3 panoraminės apžvalgos aikštelės, apie kurias jau pasakojau. Teminis mamuto takas, pažintinis maršrutas beveik kilometro ilgio, 750 metrų ilgio dviračių trasa ir pėsčiųjų takas palei Ukmergės gatvę, įvairių dydžių funkcijų mamuto ganyklos, poilsio edukacinių želdinių erdvės, mažosios architektūros elementai, informaciniai stendai, laiptai, suoliukai, dviračių stovai, pikniko stalai, viešasis tualetas, vandens gertuvės, šviestuvai, kad būtų galima ir vakare lankyti parką. Ir pagrindinė regykla, ją būtų galima pavadinti mamuto apžvalgos aikštelė ir nuo jos irgi matytųsi ne tik Vilniaus miesto architektūrinė kalva, bet ir gamtiniai masyvai šalia jos. Vakare galėtų gal vaizdas atrodyti kažkaip taip. Čia irgi tie pagrindiniai takai pritaikyti visiems žmonėms be išimčių, 5% nuolydis, tarsi prasideda
prasideda takas, kurio po truputį kyli link egzistuojančių medžių viršūnių, tarsi iki medžių lajų viršūnių ir be jokių laiptų, kad iš tikrųjų būtų patogu ir tokiu žiedu apeini visą tą regiklą ir gali grįžti patogiai atgal. Tai tokia va ta idėja, kad pakilom iki kažkur 12-14 metrų nuo žemės lygio ir tada būtent tokiu būdu atsiveria mums tie vaizdai. Poilsio vieta, suolas, čia kita vieta, rytinė regykla, ledynmečio apžvalgos aikštelė, irgi architektūrinė jau detalizacija, tako plotis 2,25 metrai, apžvalgos vietose praplatėtų iki 4 metrų. Na ir gal įdomesnis sprendimas, tai yra sprendinys, tai būtent per pačią giliausią Raguvą, kad atsirastų toksai pėsčiųjų jungtis, toksai kaip tiltas, kuris sujungtų pagrindinius maršruto takus ir nuo jo atsivertų iš tikrųjų įspūdinga Raguva. Ir apie ją būtų galima irgi informaciją neselentutėse prašyti, kokio gylio, ką mes čia matome ir panašiai. Laisvo tako plotis ne mažiau 1,8 metrų ir irgi siekiame architektūrinėmis priemonėmis, kad tai nebūtų kažkoks griozdiškas tiltas su žiauriai daug visokių metalinių atramų, bet kad būtų kuo labiau subtilesnis, kuo labiau natūralesnis ir tokiam priemonėm, kad vis tik pagrindinį dėmesį sutelktų gamta, o ne nauji atsiradę objektai. Kitas pakeltas takas, nuo jo matytųsi ir tas tiltas ir atsirastų ir tokių žaidybinių momentų, kada matytųsi parko lankytojai ir taip toliau. Laiptai irgi tokie medinių pakopų, šiuo metu irgi juos detalizuojam, bet irgi siekis, kad jie būtų mediniai su natūralia biria danga ir kuo labiau tokie naturalistiniai, sakykim taip. Įėjimas iš Geležinio vilko gatvės, irgi tokia detalizacija, poilsio salos, čia šiauriau yra tie bunkeriai, kažkada yra netgi galima atsekti, kurioje tiksliai vietoje buvo siauruko judėjimo trajektorija, nes siaurukas aptarnavo šios bunkerius kažkada, tai irgi tą informaciją galima rodyti, pasakoti. Apšvietimo schema, visi pagrindiniai takai, kuriais galima prieiti, tai būtų apšviečiami. Kas yra labai svarbu, kad, irgi, ką mes čia irgi rodom, tai 75% visos projektuojamos teritorijos liktų visiškai neliečiama. Mes vadinam baltosiomis zonomis, tai reiškia palikti natūraliem procesam toliau natūraliai ir vystytis, kad ir bioįvairovė ir taip toliau, kad tiesiog lankytojai neužgrobtų visos miško teritorijos, tai daugiau nei 3/4 teritorijos, kad ir liktų tas neliečiamas miškas ir lankytojas būtų kryptingai nukreipiamas ten, kur galima. Apie poledynmečio medžių rūšis, jų vis dar auga Lietuvoje. Čia mus konsultuoja botanikė Vilma Gudinienė ir tam tikros irgi rūšys, holoceno 6 periodai, apie juos vyravo dykviečių žolės kiečiai, balandos, viksvos, driekėsi baltais žiedeliais žydinčios paprastosios driados, ir kiti tokie jau augalai, kuriuos vis dar galima rasti. Pasivaikščioti po mišką tokį, kokį matome šiandien, galima dar tik 7800 metų. Tai iki tiek. Tai reiškia, tikrai galima nusikelti pakankamai toli į praeitį, susipažindinant irgi su tais augalais. Ta kraštovaizdžio architektūros koncepcija, kaip minėjau, 76% visos projektuojamos saugojami miškai, baltosios zonos, planuojama įkurti daugiau nei 700 naujų medžių, nes tam tikrose vietose gal, kad ir užsidengti nuo intensyvių eismo gatvių, nes tas triukšmas iš tikrųjų labai didelis. Aišku, tam tikrą dalį esamų pušų reikės naikinti dėl būtinos įrengti rekreacinės infrastruktūros, bet labiausia dėl dviračių tako palei Ukmergės gatvę, nes ten intervencija didžiausia. Tai
Tai norint įrengti tą būtinąją pėsčiųjų infrastruktūrą, dviračių infrastruktūrą, dalį medžių teks ir šalinti. Bet kompensacijai yra daug daugiau naujų sodinimo nei šalinimo. Edukaciniai želdiniai, reprezentaciniai želdiniai, apsauginiai želdiniai, intensyvi žmonių veikla numatoma tik tose zonose palei esamus pėsčiųjų takus, šalinamus medžius teritorijoje, neinvazinius galima krauti į rietuves baltosiuose zonose irgi įvairovei didinti, yra įvairių priemonių. Projekto sprendinį siūloma gyventi keletos etapų laiko juostoje. Nuo pirmojo etapo, nuo viršutinės terasos sprendinių, pagrindinių 2 regyklų, keletos poilsio aikštelių, einant jau į sekančius etapus į likusią teritoriją. Tai šiai dienai irgi, kaip minėjo Lina, esame techninio projekto rengimo stadijoje, turime finišuoti kažkur už mėnesį. Tai netiek daug laiko liko mums, bet kas liečia geologinę ekspoziciją, tą galima daryti ir techninio darbo projekto metu, integruojant visą informaciją, jau informacijos centrus ir taip toliau. Tai užtenka man šnekėti. Tai ačiū už dėmesį. Jaučiatės perspektyvoje. Nors ruoštis norite anykščiam, kurie važiuos, kurie važiuos į kitus rajonus, vyks stiklainis, lietuvių miestą. Matau, kad Kodėl odas lipa mažai? Simonas prisijungęs, gal irgi norės parodyti prezentacinį. Žinausia, būsimų yra iš standartus. Gal aš turiu? O jis triukšmo matavo? Yra dabartiniai triukšmo žemėlapiai, taip žiūrėjom, mes patys nematavom, bet matėm tos žemėlapius. Tai viršutiniai terasoj ir ten, kur planuojama intensyviausia takai, tai pagrindinis Mamuto takas, tai neviršė norminių triukšmo dydžių leistinų. Kas per norminiai? Norminiai, kaip? 55? Jo, 55. O pačioj? Apačioje kiek daugiau, bet priklauso nuo dienos metų. Bet kokiu atveju mes suprantam, kad ten triukšmas didelis, tai dėl to, pavyzdžiui, sprendiniais irgi formuojami žalieji buferiai, kalvos papildomos, kad tas triukšmas būtų slopinamas. Bet iš esmės, mes nieko negalim padaryti daugiau, nei kad... Kartais taip nebūtų, kad ten puikiai projektą, tai reikia gyveninti, o kai nieks įsilaikė kažkodėl pačioj, nežinau, gal mums ten stendas, jeigu ateis net vaikai, jie nesusišneka tarpusavy. Be to, išmetamųjų dujų. Taip. Dėl pačios oro taršos matėm irgi, kad neviršė normų. Mes tai irgi žiūrėjom, nes šiaip jau kietosios dalelės nuo automobilių išmetamos, jos nėra, kad į gretutinę aplinką, jos pasklinda radiusu. Tai... Nedaug sklinda, gal į tą pusę, kur į toliau vietos. Aplinkos monitoringo duomenys ir galite pasižiūrėti. Mes žinom, kad mes esame normos ribose. Jaučiate? Ne, viršui tai beveik izoliuojasi, garsas tikrai, o apatiniai daly, ten mažiau ir dalykų, ką veikti. Bet šiaip jau, su japonišku sodu, tai lygiai ta pati situacija. Tai gali būti edukacinė programa, kad žmogus yra stipresnis už mamutą, žinai, koks triukšmas vis tiek jis gimtąjį. Paversti savo naudingą. Dar matau vieną riziką su juokais. Jeigu atsivešit vaikus iš karto toliau, jie neįdė į Akropolį vaikščioti. Tai čia jau gimė. Aš tai turiu tokį pasiūlymą, kurį jūs truputėlį pats sunerimot, ką daryti su tuo juodu metalu. Tai jūs paimti dabar moderną, tą, ką dabar matyti, ką metalą, bet kuris yra šitą, žinai, tas... Žinau, ką jūs...
Tai limonitas, Partenas. tai limonitas, balo rūta, tai viskas susiję su mamutų laikotarpiais, va čia balo rūta žmonės atėjo irgi panaudojo pastatė, nes taigi žmonės tai jie ir kūrėsi čia Lietuvoje, ir ten, kur Terso buvo. Mes su kolegom tikrai daug labai diskutavom ir tikrai buvo vienas iš variantų Partenas, bet jisai šiaip jau pats Partenas kaip medžiaga, jisai per 2 metus labai smarkiai nuo jo pastatymo pakeičia savo spalvą. Ir jisai gal vien per 3 mėnesius tam pačiai pradžiai realizavo sprendinius, gali atrodyti labai gražu, bet jisai po to tikrai pradeda keistai tamsėti ir vos netoliau jau tampa tokio tamsiu. Tiesiog, kad yra tam visokių rizikų su jo. Ypač jeigu konstrukcijom naudoti, regyklom ir taip toliau, ten turi būti labai stabilios konstrukcijos, tai geriau tų metalo ten rūdymo procesų ten išvengti. Tai čia tik tiek, kur buvo edukaciniai, ne tiek, kur ten vaikščioti žmonės, bet ten, kur skambinti, veskim, kur jūs sakėte, Tai yra padaryta jau tokie, kaip ten, vis automobilių aikštelėm, ten tokių, tai jie stovi jau, mano žinias, yra kaip 12 metų, šiandien greitai. Mes svarstėm, mes tą svarstėm tikrai. Čia juoda irgi pradingsta. Sakykime, naktį, tai iš vis nesimato, tai juoda. Tai vakare. Tai čia irgi toksai, kas vizualiai labiau krenta akis. Mūsų tikslas buvo, kad labiau vizualiai kristų, maksimaliai vizualiai į akis kristų gamta, o ne naujos intervencijos. Mamutų balsų kursite, palyginti su organizmu gydymu. Tai tokia visi nori. Ten ypatingai apačioj. Donatai mamuto medžioklė. Paleisti visų. Bet čia mūsų dar klausimas Vilniaus teismo, jeigu galima. Bet aš gerai, kas čia apskritai skyrė šitą teritoriją, kaip tokia už saugoma, nes šiaip tai, kaip mes, kaip biologai, eidom į praktiką, tai mes visai kitą vietą eidom į odą, kuris dabar lieka šalia, bet nuo kadimo šitą. Tai pažiūrėjau, jo neįtraukus per visą pagrasą. Mes žinom. Dar 2018 metais, Maždaug. tada jis ėjo to nacionalinio stadiono, kad jis kažkada tiek atsiras ir buvo viena iš minčių, kad pasakyti visą pasaulį, pradedant nuo to. Tai yra, ką jūs sako, kad kita pusė odo, jinai irgi laukia savo eilės, nes tai visos ir jo ir yra, skirstom truputėlį projektams ir prioritetų, kad, tai pradedant šitą, nežinau, būtų gal nebus. Dviračių takas kažkoks ir pėsčiųjų takas pritaikyti tą pusę, bet čia jau tos ateities projektas. Mes siūlytumėm. Jo. Tai ačiū Donatui. Taip. Labai.